Visų pirmiausiai, tai žinoma, su pergalė ir šiandien tikriausiai pergalės nelabai tikėjotės ir treneris tikriausiai neakcentavo labai atakos, labiau gynybą. Iš pradžių treneris pasakė, kad nuo gynybos, kaip pasakant, ant kontratakų. Ir pasakė, kad turim turėti iniciatyvą. Tad kamuolį, jeigu turėsim, vidurį išlošim, tai ir viskas bus gerai. Kaip matot, kovojam iki galo antrą kėlinį, žymiai geriau sulošim nei pirmą. Į to pabaigoje įmušėm golą. Vidurio aikštės nepavyko užvaldyti. Kėlinį jo. Antrą kėlinį, pažiūrėkit, tai užvaldėm ir gerai visai. Ėjo grajus mums. Šiaip su Sūduva sužaidėt 2 kartus lygiosiamis, 1 kartą laimėjot. Sūduva turnyro lentelėje aukščiau. Esate nepatogus varžovas Šiauliam? Tai yra Šiauliai yra nepatogus varžovas Sūduvai? Taip išeina. Pažiūrėkit, kaip visada kovoja. Ir kaip iš anksto buvo taip girdėta, kad jie lengvai laimės, kad nusiteikia, kad visi sveiki pas jos komandai, kad pergalė bus lengva, kad jiems taškai reikalingi, bet mes parodėm charakterį, laimėjom. Taškai ir Šiauliams reikalingi, kovojant ir dėl 5. vietos. Taip, labai reikalingi. O ypač dabar pakelia mums nuotaiką labai.